savo ryti, bet verčiau ką nors daryti. O iš kažkokių tokių senų dalykų yra štai pora eilučių. Apie kažką jį, apie jį. Iš nevilties jis krėsdavo juokus. Iš pasiutimo mylėjo tėvynę. Tu visai nežinotum, jei nedainuotum, kas pasaulio širdyje. Iš tokių mažų užsirašymų, kalambūrų arba aforizmų aš bandydavau ką nors prakišti spaudą. Dar paskutiniuoju sovietmečiu. Neturėdamas daug prošvaisčių, niekas ten manęs nepamaniavo. Tuo labiau, kai aš parašydavau ką nors lygtai rimtai, kokią nors lyriką, tai buvo geresnių suprantama. O tokius humorus kartais pasisekdavo, lygtai humorą. Tai aš ten buvau Jonas Bankevičius, tai ten Homoradijus Sapenskas, ten kažkas nors tokių yra rašinukų senoje paskutinio sovietmečio spaudoje. O vis tiek savo žmogus norėdavai pasakyti ir daugiau, ir iš esmės. Ir kartais taip pasakai, lyg tai sužaidė apie šiandien, bet matai, kad čia yra apie visą laiką. O štai konferansas, čia toks man irgi senas pasirašymas. Programoje turėsim keletą dalykų. Aukso, aušrą, nubėgančius dienos džiaugsmus ir skausmą nykų ir mažą apeigą į pabaigą. Kaip norite, tas darykit. Čia prieš porą metų parašiau apie kažką irgi, bet man patiko ir kažkaip išėjo sužaisti apie save ir iš karto išversti tą save į jį. Mačiau save einantį, jis apžiūrėdavo jūrą ir vėją, stovėjo palaukė. Laukė, nelaukė ko, gal tiesiog. Buvo lankęs mokyklą, turėjo vaikų ir lakštingų. Kartais nuklysdavo be bedugnės. Pasikalbėdavo su tėvais, jau numirusiais, ir klūdinėjo tolyn. Švysčiojo ugnys. Baltas, kaip vyšnios viršūnė. Kartais tokiuose tekstuose paslysta arba iššoka kas nors iš kultūrinio konteksto. Ir man tai ypač patinka. O čia toks liktai humoriukas. Įvykis iš vasaros nuotraukų. Atbėgo šuva ir nusinešė batą. Tiek to bato. Turiu vieną dar. O apskritai aš čia nekaltas. To neorganizavau. Nekaltas ne šuo. Iš kuriem žinoti, Tikriausiai dabar kaltas liks pats
pats. Čia iš gyvenimo tiesiog tokia patirtis. Iš posėdžių, iš visokių konferencijų, bet tiesiog ir apibendrinti šiek tiek apie sapnus. Kai laikas jau prim, tada nukrenta viršutinė blakstiena žemyn. Prasideda sapnas. Dainuoja malonūs vaizdai, komunizmą. O angelas sargas visai nejučia perspėja. Jie tave fotografuoja. Yra tokie kaip ir žaidimai. Kartais susirašai ir šovai į galvą kokią nesąmonę. Susirašai vieną ar dvi eilutes, paskui nežinai, ką su to daryti. Taip ir vyko, taip ir bėgo, tai neišplėtoti pradmenys. Žuvavo berniokas žaliam ežere. Pagavo undinės filę. Irgi iš senovės. Lia, 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 daina iš dieviškos malonės. Nuėjo, nudainavo klounais per kelinę gėlėtą suknelę. Dabar pavojinga pradėti ką nors pačiam aiškinti. Vaikščios po Lietuvą mano seni palaikai. Keisis laikai, nesikeis tik noras, kad būtų šalis, kur upės teka, paukščiai šneka, kad būtų, jeigu išvis norės dar būti toje pačioje vietoje. O kai į kaimą nueinu, gana dažnai apsidairau. Dar daug dalykų savo vietoje. Ir aš norėčiau būti toks. Ir mano rankos, kad žydėtų, kuomet žiogai ir žvaigždės šoks. Prašau. Nebuvau labai geras vaikas, reikia pripažinti atvirai. Ir mane domino dalykai, kurių negalima. Ir vienas iš dalykų, kurių negalima, buvo tėvuko portfelis, toksai geltonas po stalu. Užrakintas jisai buvo. Tai teko jį kažkaip ten išlaužti, tikintis, kad ten bus kokių vertingų dalykų. Ir kažkaip, kai aš jį atrakinau, pamačiau, kad ne tos vertybės, kurių tikėjausi, bet ten buvo tekstai, poezija. Ir tada man atsirado toksai sūnaus smalsumas, kokį velnią čia tėvas slepia nuo visų. Ir aš priėjau prie paslapčių. Ir aš pradėjau skaityti ir galvoti, matai, ką jis galvoja iš tikrųjų. Ir kai kurie eilėraščiai užkabino ir netgi, jeigu dabar reikėtų ir man savo literatūrinį kelią atsukti atgal ir pagalvoti, nuo ko tai prasidėjo, tai turbūt tie slapti skaitymai tėvo eilėraščių buvo pradžia. Tai buvo kokia 12-13 metų, ne viską galėjau suprasti, bet kai kurie dalykai sunervino, sudomino. Štai toks eilėraštis, aš jį iki šiol atsimenu. Maždaug aš jį iš atminties, nes jo niekur neradau tėvo knygose, tai teko tik tai pasikliauti bernioko atmintim, kuri galbūt ir iškraipė kai ką. Tekstas buvo toks. Štai tu miegi ir negirdi, kaip tyliai snaigių spygliai lūžta, sulipdo tuščią gūžtą laikinai, tiek daug lėtai prikrinta sniego ir nieko nesidaro nieko.
Na va, aš atsimenu, man tas negirdi kaip snaigių spygliai lūžta. Buvo vaikui toks raktelis, kad yra kažkoks pasaulis, kur yra girdima ir matoma daug daugiau dalykų negu realiame gyvenime. Ir kad tas gyvenimas irgi realus, tas poezijos, dievų pasaulis. Žaidimai. Eik paskui upę. Kai sutiksi paukštį, dainuok. Kai sutiksi debesį, miegok. Jei rasi negyvą žuvį, grįžk atgal. Surink visus akmenėlius aplink. Suvalgyk savo dantis, apsidairyk, gyvenk atgal. Kalbėdamas apie šitą susitikimą, aš beveik visą traktatą sugalvojau. Čia lapelis, bet čia telpa traktatą. Kas tai yra tekstai? Tekstai yra skirti skaityti. Tai yra skaitytojui, jo skaitimui. O kas tai yra skaitimas? Man taip regis, kai aš darau kokį nors tekstą, tai aš jį ir girdžiu ir įsivaizduoju jį skambantį balsu. Kaip kas nors galėtų skaityti. Aš, žinoma, teisingiausiai skaityčiau. Tai aš įsivaizduoju savo skaitimą, nes kiekvienas gal skaitys kitaip. Bet tai yra užsikabinimas tam, kad būtų skaitoma, galbūt net skaitoma balsu. Tada tu gali pasitikrinti. Jeigu tave sudomina koks nors organizuotas tekstas, pabandyk perskaityti balsu. Ir kad tau pačiam pasidarytų suprantama, ką tu nori pasakyti. Arba vidiniu balsu, yra vidaus balsas. Tu gali negarsinti į auditoriją, publikai, bet tu skaitai savo. Ir taip man dažnai atsitinka. Ir aš ten ką nors gerinu. Arba skaitimo būdą, arba redakciją, žodį vieną kitą, arba ritmą. Jeigu nori, kad būtų suprantama, kas ten parašyta, turi atsižvelgti į tą būsimą skaitytoją arba tiesiog juo pasitikėti. Bet kitą kartą bandai jam ir padėti. Nes tame tekste savaime atsiranda čia, tu kas skaitė tam tikros pauzės.